Merginos, kodėl jūs niekada manęs neklausote? Jau nuo vakar sakiau, kad ruoškitės iš anksto, dabar aš pasiruošsiu, o jūs bėgiojat pirmyn ir atgal. Merginos, kokius akinius turėčiau užsidėti? Rožinius, violetinius, mėlynus, raudonus, žalius? Ar kokius? Nežinau. Nastė, kokius tik nori. Kokius tik nori, Nastė. Šakės merginos, jūs esate mano draugės ir turėtumėt man pasakyti, kokius akinius užsidėti, juk einam poilsiauti. O jei bus daug gražių vaikinų, ar man tinka šie žali? Nastė, ten nebus vaikinų. Nastė, nesivargink. Taip, tu gerai atrodai su žaliais akiniais. Merginos, paskubėkite. Kas jums taip ilgai trunka? Mes viskas. Aš taip pat. Tikiuosi, kad gražus vaikinai vis dėlto ten bus. Ir taip, merginos, turime daug maisto, tad imkite. Ir taip, varlės negali būti alkanos. Varlės tikrai mėgsta valgyti. Blondi, kur mes eisime? Kokios atostogos? Kelionė į pajūrį, į užsienį? Dar nežinau. O kaip? Kaip šitą pamatysi vėliau? Gerai, merginos, mums reikia vaisių ir vandens. Varlės, ką jūs čia veikiat? Varlės, tai mūsų vaisiai. Ar jūs, merginos, normalios? Tai mūsų vaisiai. Virtuvė bendra, vaisiai taip pat. Blondi, uždėk ledo, kad vaisiai būtų švieži. Ar tai normalu? Jos netgi gavo tokį krepšį kaip mūsų. Tai varlės. Varlės, pasitraukit, turim gauti vaisių. O taip, žinoma. Merginos, įdėkite ledukų, bananų, obuolių, apelsinų. Žiūrėkite, ar kas nors žino, kur varlės keliauja? Na, jos tikriausiai eina poilsiauti, kaip ir mes. Koks dar poilsiauti? Varlės keistos. Gerai, merginos, eime. Eime. Ravastė, aš mėtau. Patrikai, eik, aš sugausiu visus tavo rutuliukus. Daugiau mesk. Supratau. Geras darbas, mesiu dar kartą. Nagi, Patrikai. Tai kodėl tu du metėjai? Gruša, pažiūrėk į mūsų vaikinus. Taip, Žuža, jie vis dar galvose kaip vaikai. Mums reikia rimtų vaikinų ir atsakingų. Merginos, nusiraminkit, jūsų berniukai normalūs. Tiesiog mergaitės užauga greičiau nei berniukai. Oho, brovastė, tu jau sugavai 5 kamuoliukus, leisk man ateiti pas tave, aš irgi noriu. Aise, ar tu mažas vaikas? Ar žaidžia tik maži vaikai? Mano vaikinas nebus mažas vaikas. Štai, mokytojau Maikai, jie čia. Ateikit čia, jūs ruošiatės gauti. Merginos, nusiraminkite. Ne, mokytojau Maikai, mes to net laikysime. Ei, išblaškėjai mane, jūs merginos esate priežastis, kodėl aš nepagavau balioniuko. Ko jūs norit, žiurkės? Na, draugai, pasakykite, gražiuoju, kas ką suvalgė, kas ką padarė. Kas suvalgė visus mūsų saldumynus? Prisipažinkit, kas paėmė mūsų saldainius, kuriuos man davė seneliai. Kas tai padarė? Aš to nepadariau, aš laikausi dietos, negaliu valgyti saldumynų, turiu dantų ėduonį. O saldumynų valgyti negaliu, nes valgau vaisius. Merginos, kokias pasakas mums sekate? Kokia dieta? Kokie vaisiai? Koks dantų ėduonis? Jūs manot, kad mes nematome, ką jūs turite iš saldainių popierėlių po lovą? Greitai prisipažinkite, kurios pavogė mūsų saldainius. Nusiramink, Jana. Kodėl jūs vaikai kovojate? Ateikite čia, visiems padarysiu ledų. Turim vanilinių ledų, šokoladinių, mango ledų. Tik kad pakilo kaina, po 500 dabar. Oho! Kiek? Dar vienas kaušelis, štai. Nagi. Žinot ką, valgykit savo 500 rublių ledus. Taigi šiandien imamės visko su melo detektoriumi. Jana, iš kur tu gausi melo detektorių? Merginos, nusiraminkite. Aise, atnešk mums ko nors skanaus. Ir 4 ledų gabaliukus už 500 rublių. Oi, šitie pasirodyti atvažiavo. Gal jūs suvalgėt, ne veltui toks storas. Jana, jie abu nerostovė. Neprasivardžiuok. Žiūrkės, nerėkit. Jana, tu šaukiai namuose ir šaukiai čia, nusiramink. Ne, nenusiraminsiu, kol nerasiu to, kuris pavogė mano saldainius. Jana, tu nusiramink su savo saldainiais ir saugosi savo figūrą. Nusiraminkite, nagi, aš jums duosiu šokolado. Kokio dar šokolado? Žinot, seneliai iš užsienio man parvežė saldainių. Ten tokia guma ir pusdavom tokius burbulus. Tai viskas, merginos, ar gavot vaisių? Taip. Ar gavot purškalonodų? Taip. Ar gavot antklodę? Ne. Merginos, kaip aš galiu jumis pasikliauti? Jūs viską užmirštat. Diana, kur tu eini? Merginos, kur jūs einate? O, krepšininkai, sveiki, mes einame pailsėti. Šaunu, kodėl mūsų nepasiemat, nesupratau. Kas vyksta? O, vaikinai, mes norėtume jūs pasiimti, tiesiog žinot, automobilis mažas, visiems nėra vietos. Mums užtenka sodybos. Būtent, norime kažko naujo. Susitiksim vėliau. Vaikinai, mes pavargome nuo sodybos. Ar girdėjai tai? Jos pavargo nuo sodybos.
Tai jos pavargo nuo mūsų, tai negerai vaikinai, tai negerai. Nagi merginos, pasakykite, ką turite omenyje, mūsų neįspėjote. Smalikai, nesuprantu, apie ką turime tave įspėti? Kad mes su merginom tiesiog važiuojam į kaimą valgyti vaisių ir atsipalaiduoti? Jūs matėt, jie išeina kažkur. Turit užkrėsti vieną iš vaikinų. Aš pasiruošęs ir Nastė bus mano mergina. Ir aš pasiruošęs ir Diana amžinai bus mano mergina. Niekas niekur nevažiuoja. Žiūrėk, Smalikai, kodėl tu vaidini? Sakiau, kad niekas Ar tu niekur bent žinai, kiek tas ratas kainuoja? Žiūrėkit, gerai, jos šiandien eina be vaikinų. Jūs turite tai padaryti šiandien. Mes tai padarysime. Žiūrėk, Smalikai, žinai ką? Tu prisikabinai per daug. Žiūrėk, kitaip aš nebūsiu tavo mergina. Ir nelaužyk mano automobilio. Kai gausi naują, pasikalbėsim. Viskas, mes einam. Ne, Smalikai, čia jos pamišusios, viskas gerai, jos grįš į sodybą, o mes pasikalbėsime. Štai, merginos, čia mes įsikursime. Tu čia mus atvedai dėl tos rūpužės? Ne, čia zuikės ilsisi. Kodėl manai, kad čia zuikės ilsisi? Nes turėtumėt mažiau miegoti ir daugiau klausytis. Merginos, pažiūrėkite tai. Ar tai tik man atrodo, ar varlė sėdi ten ant pievelės? Kaip jos mus aplenkė ir sužinojo, kur mes būname? Jos tikriausiai mus išgirdo. Kaip tai? Na, jų niekur kitur negali būti. Jos ateina. Merginos nuotraukos, tarsi mes jų nepastebėtume. Merginos, tikiuosi, jos nesugadins mūsų poilsio. Žmogau, jos tikrai erzina. Aš eisiu ten ir joms pasakysiu. Tu neturi joms nieko sakyti, jos mūsų neliečia, mes jų neliečiam. Merginos, paskubėkite, aš jau alkana. Merginos, eikime taip, lyg varlių čia net nebūtų. Pažiūrėkit, kokia čia staigmena. Gerai, kad lipat ant kojų pirštų. Kur mes einam, einat ir jūs. Zuikės, mes norėjom pailsėti nuo jūsų. Aš jums dabar pasakysiu. Aš to jums parodysiu. Nežiūrėkit, merginos, tarsi mes jų nepastebėtume. Paprastai jos sako, kad mes lipame jom ant pirštų. Merginos, nusiraminkit, jos išgirdo mūsų pokalbį ir atėjo būtent ten, kur mes ėjome. Ei, merginos, mes čia per atostogas ilsimės, bet zuikės jau už nugaros, jos mum lipa ant kulnų. Kur mes einam, ten jos eina, aš pavargau nuo tų zuikių. Taigi ką, merginos, darom asmenukės, nenorime, kad kas nors sugadintų šiandienas gerą nuotaiką. Žmogau, aš nesijaučiu taip gerai, Nastė tikriausiai įsižeis, kad aš ją užkrėsiu. Žiūrėk, ar mes gerai jaučiamės, kad jos turi vaikinus ir pamiršta apie mus? Dabar mes jas užkrėsime ir jos pamirš krepšininkus ir jiems nerūpės. Niekas čia mūsų nesutrukdys, šis ežeras apleistas. Geras mąstymas, vaikeli. Na, tai staigmena. Tai staigmena, kiškučiai čia ne vieninteliai. Čia šokėjos? Aš noriu banano, aš noriu apelsino. Tos varlės žiūri. Tegul žiūri, Meri. Mes gražesnės, todėl jas ir žiūri. Turiu idėją. Įmeskim zuikės į ežerą. Kaip mes jas įmesim į ežerą? Įprastu būdu už rankų, už kojų ir į ežerą. Bus šaunu, jos bus šlapias vištas. Gerai, vaikeli, planas užkrėsti šokėjas atidėtas. Velnės, ką mes pasakysime Zalinai, jį šauks ant mūsų. Šauks, vaikeli, mes negalime pasinaudoti šią galimybę. Varlės čia. O, velnės, maniau, kad Nastė šį vakarą bus mano mergina. Taip ir aš. Gerai, vaikeli. Lekim namo. Klausykit, zuikės, oras toks puikus, karšta. Ar norėtumėt įsimaudyti? Ką jūs norit pasakyti, varlės? Norit įmesti mus į ežerą? Na, pažiūrėkim, kas yra kas. Jūs turit labai mažai šansų, varlės. Pažiūrėsim. Na viskas, Zalina. Šį vakarą tu esi komandos kapitonė. Šiandien turėsi zuikių komandą, bet ji vadinsis Zebrai. Zebrai yra geriausi, zebrai yra patys geriausi, zebrai nenugalimi, zebrai superiniai, zebrai stiprus. Aš bijau, ko tu bijai, mes jai tik paaiškinsime. Ji šauks, įrėks ir nurims, Zalina, mes čia grįžom. Prašau, nerėk. Jūs sugrįžot? Kur komanda? Ar jas užkrėtėt? Na, Zalina, štai kas nutiko. Žinai, ką turėjau omenyje, mes juos sekėme, priėjome apleistą ežerą, jie nebuvo vieni.
Aš jumis netikiu. Jūs esat du kvailiai. Jums nepavyko. Jūs man pažadėjot. Zalina, tas ežeras buvo, kur atėjo zuikės, o ten ir varlės buvo. Negalėjom rizikuoti, kad kas nors tai pamatys. Zalina, rytoj pažadame tai padaryti. Aš jumis netikiu. Nori komandos zuikių arba varlių. Tai tu ir sugalvok, ar varlės, ar šokėjo zuikės. Nesvarbu, man reikia komandos, vadinamos zebru. O mums reikia merginų, todėl būtinai užkrėsime jas. Mes padarysime, tai padarysime. Gerai, Zalina, atnešk man valgyti, aš labai alkanas, noriu trintų brokolių. Šiandien trinti žirniai, broliai. Jei nesilaikysi duoto žodžio, labai supyksiu. Matai, ji šaukia, bet ji šauks ir nurims. Gal dar kokių sparnelių? Kam tu mus priemi? Mes mažai valgome. Jūsų latė. Įdomu, kiek ilgai žiurkės atkirs nevykėlius už saldainių valgymą? Man jau atsibodo. Leiskite jums pasakyti, smagu žiūrėti. Gruša, aš lažinuosi, kad tu tai suvalgiai. Žmogau, mes čia stovime 2 valandas. Jana, kiek kartų turiu tau sakyti, aš nevalgiau tavo maisto, aš nenurimsiu, kol nerasiu vagies. Jana, aš tokia pavargus, mes tikrai stovime čia 2 valandas, aš alkana. Tu alkana ir nelelė, o prieš miegą nesinori iš gumos išpūsti va tokį va burbulą. Prakeiktos žiurkės, kaip jos prisikabina, manau, kad Jana dar vaikystėje. Oi, tos rožinės man jos atsibodo. Ei, rožinė skrybelė, ką tu pasakei? Aš esu Karina, Jana, nusiramink. Jana, aš suvalgiau tavo maistą, nežinau, kad ten tavo. Tiesiog norėjau ir valgiau. Oi, nereikėjo šitą sakyti. Velnes, aš čia jau 2 valandas klausau, kaip tu sakai, kad valgiau tavo maistą. Viskas, ką Jana padarė, viską padarė Bravastis. Eik su juo susitvarkyti, o tu, Bravasti? Na, aš nenoriu nieko daryti Bravašiui. Nesuprantu, Bravasti, ar ji tau mirktelėjo? Grūšai, ką jie mirktelėjo? Bent jau mes visi laisvi. Visi yra laisvi, išskyrus Bravasti. Bravasti, tu turėsi asmeninį pokalbį. Ką turi galvoje? Gerai, Grūša, nusiramink, tavo Bravastis niekur nedings. Visi, eikite, eikite, eikite. Taigi, Bravasti, jei suvalgiai mano saldainius, tavęs laukia bausmė. Kokia? Mes tavim būsim pora. Ką? Taip, Bravasti. Gerai, bausmė yra bausmė, pasimatysime šalia tada. Mokytojau Maikai, turime su jumis rimtai pasikalbėti. Tiesiog mūsų sodyboje yra žmonių, kurie gyvena ne pagal taisyklės. Būtent, šokėjo zuikės. Krepšininkai, negražu plėštis į savo merginas, jūs vaikinai susitikinėjate. Taip, mes esame poros, bet kažkas keistai vyksta. Diana su komanda išvyko į sodybos teritoriją. Mes niekur neisime, tai neteisinga. Supratau, ką turėčiau daryti, nubausti juos ar išspirti, ką norite, kad mokytojas padarytų. Pasakyk jiems, kad klausytų mūsų krepšininkų, priešingų atveju jie gali rasti blogų vaikinų. Blogos įtakos ir visa kita. Ir mes neturime šokimo praktikos, jie tiesiog bimbinėja. Gerai, vaikai, pasikalbėsiu su merginomis, bet jei niekas nepasikeis, paskambinsiu jų tėvams. Ačiū, mokytojau Maikai, geros dienos. Ak, nieko gero, išskyrus bėdas, šokėjas ir nevykėliai. Aš tiesiog noriu išeiti iš šios sodybos ir daugiau negrįžti. Merginos, ar tai normalu? Ar tai tikrai normalu? Varlė sugadino visą mūsų poilsį. Ne tik varlės, iš pradžių krepšininkai, o paskui varlės. Merginos, aš jums sakiau, kad turėtume eiti pas tas varlės ir išspardyti joms užpakalius. O ir ką tu padarytum? Pažiūrėkit, merginos, žinot ką? Kodėl man vis tiek nepailsėjus? Išvažiuokime iš sodybos, kur nors kitur paatostogauti. Pavyzdžiui, mano namuose yra baseinas, pasideginsime. Kas dalyvauja? Kas mus paleis? Ir jei mano tėvai sužinos, tu žinai, kas man nutiks? Man bus šakės. Kaip jie sužinos, tu jiems nepasakysi? Meri, mokytojas Maikas jiems paskambins. Suprantama. Merginos, manau, galime ką nors sugalvoti su mokytoju Maiku. Na, jei pavyksta, aš esu už. Merginos, mums reikia šių atostogų, man reikia šių atostogų. Merginos, mums visoms reikia atostogų. Nuo nevykėlių, nuo žiurkių, nuo krepšininkų. Ypač nuo krepšininkų. Taigi, Diana, kada važiuosime į tavo namus? Ar galime šį vakarą ištrūkti iš šio namo? Oho, oi, merginos, nusiraminkit. Turiu palaukti, kol tėvai išvažiuos atostogų. Ar įsivaizduojat, kas nutiks mūsų kaimynams, kai iš čia išvažiuosime? Jie tiesiog bus išvaryti iš čia. Oi, kaip mus galima pamiršti? Šie kaimynai zombiai mane erzina labiausiai. Jie man mažiausiai rūpi. Oho, merginos, iš tikrųjų tai yra Zipas ir Zakas. Ir dėl visko jaučiu jausmus Zakui. Na, man labai patinka Zipas. O apskritai, žinot, merginos, bent jau šiandien neatostogavome, bet varles išmaudėm ežere. O, tau puikiai pavyko, Diana. Melavote mums, neapgaudinėkite mūsų daugiau. Ei, Romeo, kodėl tu iš viso čia atėjai? Aš esu su tavimi. Merginos, kodėl išėjote į lauką? Knopa, ar ėjai slaptą pasimatymą, ką? Manau, kad mes tikrai važiuojame iš čia. Klausykit, krepšininkai, jei apribojate mūsų laisvę su merginomis, žinot ką? Tiesiog išsikraustysime iš sodybos ir viskas.
Taip, Timūrai, mes tiesiog tave paliksime, nes pavargome nuo tavęs. Mes pabūsime be jūsų krepšininkai. Jūs tiesiog būsite vieni. Vaikinai, vieni. Gerai, supratau. Tu suklydai ir tai mūsų kaltė. Tu niekur neisi. Žiūrėk, tu iš manęs negali šito prašyti. Aš nežinau, apie ką aš kalbu. Aš esu krepšininkas tiesiog. Vaikinai, susitarkime, bent jau pasipraktikuoti. Žiūrėk, talismane, tau sunku treniruotis. Eik iš čia, gerai? Diana, jei tu manęs neklausysi, paskambinsiu tavo mamai. Knopą aš paskambinsiu tavo tėčiui, turiu jo numerį. Taip, nustokit drebėti. Ką aš kalta? Ar maniau, kad zuikės mus įmes į ežerą? Tai buvo tavo kaltė, tai buvo tavo idėja, blondi. Norėjai įmesti zuikės, o jos įmetė mus. Jos buvo stipresnės. O ir tie dumbliai, ir varlės. Ženia, varlės yra mieliausios būtybės planetoje. Gerai, merginos, nusiraminkit, kaip mes kovosime. Niekaip. Kaip apie vonę, pilną rupūžių zuikiams. Kur mes jas gausime? Eisime ir pasiimsime jas. Tela, sakyk, kad rupūžė buvo pati mieliausia. Išeik ir sugauk jas. Ar galime be rupūžių? Na, berniukai, aš ir mergaitės darome pertrauką. Pertrauką nuo jūsų. Nes mums jūsų jau gana. Merginos, gal galit kalbėti už save? Gerai, Diana, bet primenu tau, kad tu iš čia neišeini. Ateini į čia, apsigyveni sodyboje. Jei tau čia nepatinka, turėjai likti namuose su mama ir tėčiu. Merginos, rytoj treniruotė. Smalkai, nenervuok manęs, arba aš eisiu ir pasakysiu Zipui. Diana, ne. Žinot, vaikinai, Zipas ir Zakas yra mūsų pusiai. Zipas ir Zakas, jie geri, Diana, ne? Mes nieko nebijome. Nei Zipo, nei Zako. Draugai, rytoj treniruotė, nepamirškite. Na jo, merginos, nelengva palaikyti santykius. Jūs, draugai, spausite like, užsiprenumeruokite mūsų kanalą, spustelėkite varpelį ir laukite mūsų naujų šaunių serijų. Iki pasimatymo ir ate!